Kūno terapijai mes mokomės talpinti pyktį. Kaip ir visas kitas emocijas, kaip ir visas kitas būsenas, bet talpinti. Tai reiškia, kad jisai nebūtų toks, kad kaip katarsis, ne, ten išreiškiu, ištaškau, ten ištrankau grindį, ten ant grindų ar pagalvės ar kažką. Tai nelabai yra propaguojama į kūną orientuotose terapijose, nes tai gali kurti priklausomybę, tokios išraiškos, ir jos realiai neduoda daug naudos. Tai yra tam tikras trumpalaikis palengvėjimas, kuris galbūt irgi turi savo vietą kai kuriom aplinkybėm. Ta iškrova, kartais išsikrauti mes galime ir aktyviai, per bėgimą, per kažkokį išsirėkimą miške, pavyzdžiui, bet labiau yra kvietimas kūno terapijai tyrinėti tokį sutalpintą pyktį kūne, kai aš leidžiu savo jausti, aš girdžiu tą garsą rėkiantį, bet aš girdžiu jį savo viduje. Aš jaučiu savo kūną, aš jaučiu žemę po kojom, galbūt aš net atsistumiu, aš galiu atsistumti, aš galiu jausti visą savo kūno raumenyną ir viskas, ir aš esu savo kūne, kai aš jaučiu šitą pyktį. Va čia yra įkūnytas, tada prasisuka tam tikri fiziologiniai, neurocheminiai procesai, ir ta banga nueina. Ir šituo momentu pyktis padaro kažkokį labai svarbų darbą mūsų nervų sistemoje. Tai nėra tiesiog iškrova, išsikroviau ir viskas. Pyktis, mes likom savo kūne, kai mes tą patyrėm pyktį. O likti savo kūne visada yra apie buvimą stabiliu, buvimą savo galiai, buvimą kažkokiam tai apie saugumą, pagrindą, ryšį su savim. Ir pyktis yra galiausiai įkūnyta galia. Tai mus galiausiai sustiprina šitą patirtis, kai mes galim įkūnyti pyktį ir pasilikti savo kūne, kai mes jį jaučiam. Ir galbūt po šito įkūnijimo, po to tokio, išrėkimo, bet į vidų nukreiptą, į savo kūną. Tada aš galiu jausti, kokią poziciją aš noriu priimti, kokį sprendimą, kažkokios situacijos atžvilgiu. Bet aš grįžtu labai su tokiu sutalpinta energija, toksai ta energija, kuri jau tapo tokiu tvirtumu, aiškumu ir galbūt jeigu reikia kažkokį veiksmą daryti, aš eisiu ir padarysiu tą veiksmą.